Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Sveiki. Rudenį aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtintas 60 vilkų medžioklės limitas, bet jo neišnaudojus nuo šių metų sausio 1 dienos medžiotojai likusį skaičių vilkų gali medžioti visoje Lietuvoje. Todėl nuo šių metų sausio 1 dienos atnaujintas vilkų medžiojimas visoje Lietuvoje. Antradienio duomenimis nuo sausio 1 iš 16 galimų sumedžioti vilkų jau yra sumedžioti 4. Sumedžiojus likusi 12, vilkų medžiojimas bus nutrauktas. Tiek naujienų, o laidoje šiandien matysite. Mūsų medžiotojų mėgstamiausios medžioklės – tai medžioklės su varovais. O sulaukus sniego ir gero šaltuko tiesiog nuodėmė nedalyvauti tokiose medžioklėse. Pasigrožėkime gamta ir kartu su medžioklės dalyviais pabraidykime po žiemišką mišką. Medžiojame Gelvyčių medžioklės plotuose. Trumpas reikalas. Laikos kitaip, aš su Tapošiūnu šnekėjau. Sakė, čia atskiras pokalbis. Laikai kitam tikslui skirta. Vat ką varyti, užpulti, tai dar turi keliese laikus, ne vieną. Vieną negalima tada. Labą rytą. Malonu. Oi, atsiprašau, reikia iš kartą paruošti formą atitinkamą medžioklės. Nu kągi, tęsiam mūsų medžioklę. Biškį aš nebuvau, užtrukęs buvau, nu dabar Tom saka jau, reikia atidirbti tą darį, tą visą vadovavimą. Tai va, jokiais. Nu ką, vyrai, noriu priminti saugumo techniką. Aišku, nepašalę, bet žiūrėkit šūvius, kampus, linijoje, kurie stovit, irgi į priekį, ne žingsnį, tik tai šonus. Prisimint, kas galim, kas leidžiama, kas ne. Taip, daugiau taip. Dabar turim mes svečių šiandien. Tai yra Tauro grupė filmavimo, Tauro ragų grupė filmavimo. Ir turim svečių, tai svečias yra Tauro grupės Osvaldas atstovas yra vedėjas, yra Andrius, vėl žodžiu, 3 yra Tauro grupės atstovai svečiai ir kas dar yra? Dar yra svečias mūsų Rimantas, mūsų padėjėjas medžiotojai plotuose ir dar yra dar Saulius, atsivė svečiai. Nu, varovų yra nemažai, matau, kad turėsime pabudėti. Dabar taip, ką medžiojam mes? Medžiojam, šiandien sumedžioti mes galim tauriojo elnio patelę arba jauniklį, briedžio jauniklį, patelės nebejau. Ir jeigu išeit, bandykim, ne, daugiau nebus nieko. Jo. Po to eina šernai, eina zuikiai, medžiojam lapės, plėšrūnus kitus. Už, kaip sakiau, kiekvienas už savo šūvį atsako. Žiūrėkite at savo kaimynus, pasimdynėm, kad sužiūrėkit, kad būtų vienas. Varovam noriu paprašyti dėmesingumo. Giedriau, tu atsakai, ir varovų yra, kaip ir medžiotojų vadovas yra, taip ir varovų yra vienas vadovas. Jis sudėliojat, sustatą, gražiai einat visi, neskubėdami, kad girdėtumėt viens kitą. Šalia. Įsiklausyt, ne į priekį, neužbėgti.
šoną sustoja, užkliuva kažką, sustot, palauks, pašauks, kad sustoja, užkliuvai, kad šalia būtų, kad kalbėti. Pradėsim, važiuojam dabar į Karalmiškį, pradėsim tenais. Pirmas varimas bus. Gerai. Tvarkoj, tada į mašinas ir važiuojam prie Dagiškio. Varovas kas dažo? Gerai, varovai, ateikit čia visi. Termovizorius Guide IR510C padės jums lengviau surasti medžiojamą žvėrį ar bet kurį šilumą skleidžiantį objektą. Prietaisas yra kompaktiško dizaino ir itin lengvas, tik 345 gramai. Paprastas valdymas, labai aukštas 50 Hz dažnis, 2 ir 4 kartų priartinimas, leidžiantis puikiai atpažinti objektą iki 700 metrų atstumu. 8 valandos nepertraukiamo žiūrėjimo. Kaina tik 1999 eurai. Daugiau informacijos visose Vilniaus ginklai parduotuvėse bei interneto svetainėje vilniausginklai.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Grigeo Baltwood, viena iš pirmaujančių medienos pramonės gamintojų Lietuvoje, gaminančių kietąsias medienos plaušo plokštes, naudojamas baldų, statybos pramonėje, interjero ir pakuotės gamyboje. Krenta, žiūrėjom. Naują maišiuką pasivai. Ja, čia tai yra pagal sniegą, pagal spalvą. Važiuojam va čia, pro keliuko pridai, ten kampe busit. Mes nuveisim žemyn, ten va taip, žeinam žemyn, užstosim į kanalą. Jūs įsidėsite va šitą, einat per tą kanalą, palengvant. Jūs į kalną eikit, kol nusileisit žemyn. Numatys mums. Čia flangos pirmi kampe jau flangos. Va, bus ir. Supranti. Tu buvo vieną kartą variai, atėmė nekižiūrės. Tai svarbiausia nenuklyskit, ten geras, jo. Aš bus paskutinis, stovėkit, pačiam krašte. Ir mes, aš duosiu signalą, kai mes jūs stojate ant kelių, stovėkit, gerai. Reikite viską. Kai mes pradėsim eiti, užeiti, aš duosiu signalą, kai jūs tada išsirikiuojat. Antras signalas bus, kai jūs pradėsit varyti. Gerai, tvarku.
Žiūrėk, Cezaris Maibas prieš kamerą. Negalima. Ką čia reikia sveikinti? Ne per skantros pusės. Vėliavos 240 eurų, kaip gali. Paskiau praėjo kiek minučių iš kitos pusės. Stirna, 10 metrų. Atbėgo ir pro mane nubėgo. Bet Algimantai, kokia kančia šūnė. Baisi. Visas drebo, va, krūtinė visą drrrr. Bet neįcip. Nu, tik tai pasikėlė, aišku. Nusirovė. Taip, turėjo gulėti kaip mėlis. Bet taip nebuvo. Čia vartauja tyliai, ne? Bet taip Stovėti. Aport. Kitą palikau jau prieauglį, kad jau ten užšiau, tada kėlsiu. Klausyk, o tas nešęs, tas patelės visas kirsti, ne? Ar būna? Net nematai, kai ateini, žiūri, yra daugiau. Krovikė, veda kodu? Kaip tu ją rasi tą pagalbą pas... Turi kulšelę tą prisidėjęs, kalbum patinių pagalį. Tu vėlai pagalį, parėtės per vartus, kink, neįjai šunį. Po turo prabalį pralenda. Tu ištraukai? Karvės ragą padarytų tų ragų parašai. Aha. Nu, tai jie tam reikia. Varbuolniai. Buvo. Kur praėjai? Tą medžiotį, kai jie iš po ten perbėga. Vieną paleido. Tas gersų tokia šalia. Užeinant medžiotojams. Lapinius. Vieną pabėga. Mano, čia vienas ir pleškinai. Nu, bet dvi buvo, antrą nebeužtaikė. Ir paskiau į antrą šovį dar keli šūvis vyrai. Kaip čia užstoja, kad išleido vienus tiek. Nu, nekišti dirbą. Kaip tai? Normalus lapiukas, ne? Užstoja patikmavo. Einant. Tu nežinai, kaip mano paiksoja. Nu, tas mūsų žvėrių kapsakas tradicinis yra. Tai ką? Nu, kaip pasakyti? Kaip versi, medžioklė pasisekė, biški nelabai, galėjom kažką daugiau, bet nu, visgi šiek tiek tai reiškia, mes galim pasakyti, kad dar žvėrių turim. Dar šernų yra, o apie plėšrūnų yra ir va,
zuikelių, bet ir yra netgi pas mumis baltų zuikių. Va, vienas medžiotus matė, išsaugoja. Taip. Tai dabar noriu taip, dabar medžioklis karalių, nežinau, nu, kaip visada, medžioklis karalius yra tas, kuris sumedžioja didžiausią žvėrę, ne? Tai. Gal reikėtų pradėti nuo mazylų? Nuo mazylų. Tai linksmiau truputį. Šitą, tai bet pradžią padarė tai šitas keturkojas, ne, kuris. Tai reikia tada būtų sudėti galvas ir abiem uždėti pagerbti, ne? Tai sauliau. Nu ką? Sveikinu. Ačiū. Sauliau, užduok paslaptį. 3 iš eilės mazylas, o paskui karalius. Ačiū. Tarsi žodį. Dabar. Su gimtadieniu? Taip, dabar kas labiausiai labai daug šaudė, kuris dabar čia yra. Ar Vincas prašovė daugiau, ar man atrodo, kad man labiau patiko šitą paskutinį. Ką? Viktoras Bušovės yra. Aš pastebėjau, kad kelintą medžioklę pailiui tie patys yra. Kandidatai į mazylas. Aš tai man patiko paskutinę, Andriaus, jis labai gerai taikės, nežinau, jisai, tai gal tada, Jis ir nusipelnė. tegul bus ką, šitą. Pagaliau pagerbkim Drilingą. Andriau, čia paskatinimas, kad supranti tą drilingą. Ne visai, nusipelnęs esu, ne visai. Ne, kad nusipelnytum biškimą. Andriu. Manau, kad tašę užkabintame. Ką darysi? Nu, ir dar vienas lyga nominantas toks, nu, nežinau, ką čia dabar, kaip čia pasakyti dabar. Toks yra kaip ir, nu, aš gal nežinau, gal man taip rodės labai yra, pas mumis vienas medžiotojas labai linksmai jisai viską sudėlioja, supranti. Tai Vincai, gal girdi, tau sekas šnekėti, tai gal, ateik. Linksmės medžiotojas, kuris sako pastovi, tas negerai, tas netaip ir kaip. Sveiki. Jis naudoja juodą humoro formą. Ja, va. Tai gauji. Ne, čia yra biškas būt. Nu ką, vyr, dabar dar noriu tuo pačiu kartu yra. Ir va, mūsų yra, čia yra kūrybinė grupė, tai noriu kūrybiniai grupiai įteikti nuo Gelvyčių medžiotojų būrelio Osvaldai. Va, yra puodukai su mūsų logotipu, Gelvyčių medžiotojų būrelis. Va, ačiū už dalyvavimą, čia prisiminimai. Taip. Dar vienas Andriau. Prašau. Ne. Va, malonu buvo. Nu ir ačiū už medžioklę. Malonu buvo tikrai, norėjęs kažką daugiau padaryti. Netradiciškai kažką tai, bet išėję kaip išėję, nu ką turim, nu, taip yra, nu ką. Tada gal... Ačiū tau už nuoširdų dalyvavimą. Ilgai laukime konkurso rezultatų. Kadangi balsavimas vyko iki pat paskutinės praėjusių metų dienos, truputį užtrukome. Šiandien jau galime pranešti džiugią naujieną. Kaip žinote, konkursai buvo net 2. Pradėsiu nuo to, kuriam prizus įsteigė tautodailininkas Vidas Sakalauskas. Prizai vertingi, todėl buvo verta pasistengti. 2411 balsų surinko ir 3 vietą bei prizą, kurį matote ekrane, laimėjo Vilma Šekždienė. Nedaug pralenkė Robertos Pauliuščenkaitės justa sentencija. 2444 balsai ir 2 vieta. Robertai bus įteiktas nuostabus taurių rinkinys. Net 3040 jūsų balsų buvo skirti sentencijai, kurią atsiuntė Ieva Jasevičiūtė. Ir taip, gerbiama Ieva, jūs šio konkurso nugalėtoja. Kadangi prizai ne tik vertingi, bet ir sunkus, juos įteiks pas darbų autorius. Nugalėtojams teks atvykti ir prizus atsimti asmeniškai. Baigėsi ir kitas konkursas, kuriam prizus įsteigė Giraitės ginkluotės gamykla. Gerai, kad šiame konkurse nugalėjo vyrai, nes prizai vyriški. Puikus ir šiltas džemperis, marškinėliai ir dar keletas smulkmenų. Šios dovanos atitenka Arūnui Kriveliui ir ponui Tadui iš Tauragės. Nugalėtojus prašome susisiekti su mumis ir sutarsime, kaip atsimti prizus. Sveikiname konkursų nugalėtojus, laukite ir dalyvaukite naujuose konkursuose. Kas nespėjote pamatyti laidos, tai galite padaryti mūsų internetinėje svetainėje tauraragas.lt bei lnkgo.lt.
O šiandien man lieka tik atsisveikinti. Nei plauko jums, nei tauko. Iki.